gerbiami svečiai, merė, vicemerė, delegacija iš Serovsko. Labai malonu iš visus matyti. Labai džiaugiuosi ir be galo didžiuojuosi, kad mūsų biblioteka pasipuošia nuostabiais paveikslais. Tai mūsų kraštietės, ignalinietės, kitaip negaliu pasakyti, tikrai ignalinietės, Ninos Paškovskos personalinė darbų paroda. Darbai patys kalba už save, autorė pristatys. Taigi pristatau jums mūsų mylimą Niną Paškovską. Labai džiaugiuosi, kad jūs visus čia matau. Daug pažįstamų, daug kurių anksčiau nemačiau, bet galų gale mes susitinkam. Ignalina yra mano gimtasis miestas. Todėl šios parodos man yra atidarimas ypatingas. Man tai ne tik paroda, man tai sugrįžimas namo. Pirmiausia, noriu padėkoti širdingai organizatorius už kvietimą ir už galimybę surengti šį parodą būtent čia Ignalinoje. Ačiū visiems, kurie šiandien atvyko iš įvairių Lietuvos miestų iš užsienio. Ypač noriu padėkoti, dabar dar neatvyko, turi atvykti iš San Francisco Karolis, mano draugas, mano draugai Aleksandras ir Ježi iš Zilioni Gūrai, o čia yra. Ir žinau, kad irgi mano lenkai iš Sirotsko, kurie šiandien atvyko. Dar ne tik Sirotsk, bet atstovas iš Varšuvos, mano gera pažįstama pani Lidija. Ačiū jums visiems, kad jūs čia yra. Kad į kur mane nuvestų gyvenimas, Lietuva visada yra mano širdyje. Tai yra mano šaknis. Čia Lietuvoje prasidėjo mano kaip dainininkės kelias. Noriu pasakyti dar vieną dalyką. Šią savaitę patyriau nelaimingą atsitikimą, išlaužiau ranką. Dabar jinai gipse, nepaisant to esu čia su jumis, nes menas man visada suteikia jėgų ir įkvėpimą judėti pirmyn. Šiais metais Ignalina švenčia gražų jubiliejų. Nuoširdžiai sveikinu miestą ir visų jo gyventojų su šia ypatinga švente. Šiais metais noriu priminėti, kad šią parodą skyriau savo draugui Gintarui Černiui atminimui. Gintaras buvo talentingas skulptorius ir labai geras žmogus, aš pasakysiu. Ir dabar, žinau, kadangi aš nupišiau atminimui Gintarui paveikslą, kurį noriu padovanoti jo žmonai. Ateik, prašom čia. Vaikai ir Rasa. Čia, sako, vaikai, aš visą galvoju, kad tokie vaikai. Visi černiukai. Černiukai, Rasa, Dėl būsto,
Labai malonu susipažinti. Ruošdami šiai parodai sukūriau paveikslų ciklą skirtą Ignalinai. Šitie darbai, kurie jūs čia matot, čia viską Ignalina, jie skiriasi nuo kitų mano kūrinių. Dėl ko aš padariau būtent realizmo? Dėl to, kadangi kiekvienas ignalinėtis galėtų atpažinti savo mylimos vietos Ignalinoje. Nu, man atrodo, kad nesunku bus atpažinti ir pamatysit savo mylimos vietos. Taip pat turiu dar vieną dovaną. Prieš keletą metų sukūriau nykštukų ciklą tokią. Ir vieną iš jų nykštuką su knyga noriu padovanoti bibliotekai. Dėl to, kad antrą kartą čia turiu savo personalinį parodą. Ponia Lareta, prašau. Jau žinau, kad šitas nykštukas gyvens vaikų bibliotekai. O dabar aš norėčiau pakviesti visus pasižiūrėti mano paveikslus. Aišku, kaip kiekvieną paveikslą aš galėčiau daug pasakoti, bet nenoriu užimti jūsų laiką. Paprasčiausiai jūs, jeigu ką norėsit paklausti, sakykit man ir mes pabendraujam su jumis. Visus šiandien eksponuojamus paveikslus galima įsigyti. O Ignalinos gyventojams siūlau ypatingą kainą, kaip savo padėką gimtajam miestui. Dar kartą nuoširdžiai dėkoju, kad šiandien esate čia su manimi. Įkvesčius į mano paveikslų pasaulį. Ačiū. Jie šiandien labai jaudinasi, nors tikrai Varšuvoje per metus surengė 3 parodas didžiulės, tačiau jis sakė, tokie sentimentai man Ignalinai, kad negaliu nesijaudinti, negaliu laisvai kalbėti, turiu būtinai skaityti. Taigi įsivaizduokit, kokio jautrumo žmogus ir su kokia meile atvažiavo į Ignaliną. Ir būtent personalinė paroda, būtent šie paveikslai tapyti miesto 160-mečiui. Tai yra didžiulė dovana mūsų miestui, mūsų gyventojams, na ir mūsų Ignalinos svečiams. Dabar sveikinimo žodį kviečiu tarti mūsų rajono merą Laimutį Ragaišį. Labą dieną, gerbiami ignaliniečiai, draugai iš Sarotsko, iš Lenkijos, iš kitų kraštų, kurie artimai susiję su mūsų kraštietė Nina. Graži paroda, pataikyta į miesto šventę, pataikyta į Garvežio pradžią, pataikyta į miesto šventę susijusią su traukiniu ir su tais atributais, kas priklauso stočiai. Na, sentimentų geležinkelį pas net tikrai yra, visa tėčiai ir seneliai buvo geležinkeliečiai, kaip žinau. Tai tas tiesys ir tas garų ir dūmų ėjimas, kurie turbūt įsivežė nuo vaikystės visam gyvenimui. Paveikslai, bet aš noriu pasidžiaugti kitų dalykų, Ninos, kad per laikraštį Ignalinos, mūsų Ignaliną, kuris laikas eina pastoviai straipsnelį apie to laikmečio gražius prisiminimus apie Ignaliną. Tai turbūt kažkur nuo 50-ų taip eina augimo tvarka, tokie prisiminimų bangos tokios. Aišku, tai labai jautru tiems, kurie čia augę, gimė, tą visą aplinką atsimena patys. Na, tie, kurie atvyko kažkaip, tai gal priemonė adaptuotis, pajaus, kas buvo iki jūsų atvykimo čia Ignaliną. O čia gyvenimas tikrai vyrė, spindėjo. Ir šiandien tokią gražią dieną, matytą parodą, tai labai smagu. Dedu viltis, kad
kelelis neuždėl žolytę Ignalinam, sveikata pasitaisys, mašiniukai važiuoja ir jūs būsit pastovi, reguliari Ignalinos gyventoja, lankytoja. Jeigu duos Dievas pasisemt pas mus kažkokių minčių, tapybai naujiems darbams atviri ir džiaugsimės tuo. Na, jeigu kas blogai, nesisarmatykit, kaip savo pasakykit tiesiai šviesiai. O šią dieną gražią nuo visų jūsų ignaliniečių, miesto šventės progos metu maža, Onytė mūsų dailininkai ir nuo jūsų visų, čia ne nuo mero, čia nuo visų gėlytės Ninai. Dėkojame merui. Labai džiaugiuosi, kad personalinę Ninos Paškovskos parodą pagerbė ir aplankė į miestą atvykusi mūsų miesto draugo Serocko delegacija. Kviečiame tarti žodį. Babiera, dzień dobry. Przepraszam za swój strój, ale jak dowiedzieliśmy się, że jest wystawa naszej rodaczki z Polski, to mówimy do Janeczki, musisz nam nas zawieźć. Także dziękuję za to, że tu jesteśmy. Słuchajcie Państwo, ja jestem w Ignalinie 5. raz. Jak patrzę na te obrazy, patrzę na to, co jest za oknem, to Nino, masz jeszcze dużo pracy. Jeszcze dużo pracy, dużo widoków, dużo tych pejzaży. Do Serocka również zapraszamy. Ja do Serocka będę malować. Tak, zapraszamy również do Serocka. W Serocku też masz dużo pracy. Masz talent, piękne rzeczy robisz, także serdecznie gratuluję. Jesteśmy zaszczyceni, że możemy uczestniczyć w takim przedsięwzięciu. Bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Nuoširdžiai dėkoju atstovui iš Serocko delegacijos. Matau atvykusių daug svečių, tačiau ne visų vardų žinau, kai kuriuos pažįstu iš matymo, kai kuriuos vardų galiu pakviesti, o kai kurių negaliu nei vardų pakviesti, nei labai gerai pažįstu. Todėl labai prašau, kurie atvykote su puokšte gėlių ir turite gražų žodį pasakyti Ninai, kviečiu prie mikrofono. Tikriausiai nori asmeniškai kažką pasakyti. Nijolė, prašom, Nijolė. Aš be gėlių, kadangi Nina dabar tokioj situacijoje, viešė mineralinių medžiagų, bičių, žiedadulkių ir trupučiuką medučio, kaip jinai greičiau pasveikti. O Niną pažįstu gal ne nuo vaikystės, bet nuo jaunystės laikų. Mes kartu su ją dirbom, Palūšiai, buvau kultūrinė darbo organizatorė, o Nina buvo instruktorė. Tai mes jau virš 40 metų pažįstamos, gal pačioj jaunystėje nebuvom. Nina, būk sveika, svarbiausia pasveik ir džiaugiamės, kad mūsų krašto nepamiršti. Tikrai noriu labai padėkoti visos šeimos vardu už tai, kad leidot tokią parodą, skyrėt Gintarui mintį. Kitaip aš negalėjau būti. Aš vis prisimenu dažnai dirbtuvėse Gintaros, kartu drožėt, piešėt, kartu kažkokios projektus turėjot. Tai labai džiugu ir tikrai ačiū labai ir būkit sveika ir laiminga nuo visų šeimos. Ačiū. Pirmiausia, pajuokausiu. Aš šitą parodą taip skubėjau visam transporto priemonėm, o paskutinė buvo tik plaukiau tiesiog. Į ežerą plaukiu ratą plaukiau. Vienas dalykas, antras dalykas, tai Nina noriu, irgi juokai žinoma pristatyti, jinai nepyksta tik tai. Tai yra mano, tai yra ne mano. Mūsų Ignalinos, pas kurios vadinti. Prašau.
Va, a jeigu apie parodą, tai esu nustebintas, tikėjausi, bet visgi daugiau išėjo, negu aš tikėjausi. Labai dėkui už šitą šaunią parodą, labai dėkui už bendradarbiavimą su laikraščiu. Girdėjot? Visi liudininkai bus. Va, ir su tą progą tada sveikinu su šaunia paroda ir su vykimu į Ignaliną. Labai ačiū Jums. Miela Nina, aš norėčiau paantrinti gerbiamam Jonui, mano sutuoktinis. Tiesiog su didžiuliu susidomėjimu skaitė jūsų prisiminimus. Jis yra jūsų prisiminimų fanas. Ir kiekvieną kartą aš turėdavau parnešti laikraštį, o yra jau prisiminimai ir tęsinius skaitymus. Na ir aš tikiuosi, kad ir paroda jums paliks labai gerą įspūdį. Taigi, čia mūsų sodo ažušilas gėris. Aš manau, kad aš tada pažįstu. Mes buvom 5-4 metų, kartu piešėm, kai mes buvom tokias, miškų, jo, ir ten buvo tokia maža šaldytuvas, meistukas, ir jinai irgi primeno, aš primenu, ir tavo sesuo primenu. O taip susiklosti. Mes, reiškia, visi menininkai. Aš Manau, dabar pasimatysim po tiek metų. Nina sveikina su nuostabia paroda, spalvinga, ryškia, žavia. Aišku, ten grožis, bet man taip tik tai nukrikme. Tačiau Ignalina, tai širdie. Džiaugiuosi, aš labai myliu Ignaliną, bet Nina, man atrodo, labiau. Šitiek džiaugsmo, šitiek meilės, šitiek gražių dalykų pasidėti, tai tikrai sveikinu, labai džiaugiuosi. Ir tai pagalvoju, ne tik su paroda, ir patys grįžkit, gali stiprinti tą meno bendruomenę ir tvirtėkim tai su gražia paroda. Ačiū, Nina. Sveika. Ačiū, Nina. Miela Nina, kaip senųjų ignaliniečių gyventojų atstovė, ir jūs ir aš, mano seneliai buvo geležinkeliečiai, jūsų seneliai geležinkeliečiai. Ir tėvas geležinkeliečiai. Taip, ir mano tėtis jaunystėje pas jūs svečiavosi labai daug kartų. Dažnai kartu. Taip, labai daug kartų. Pažįstu jūsų tėvą. Ir dėl to man labai miela, kad jūs sugrįžtat čia į Ignaliną ir skleidžiatės to savo talentų, jūs gražinat Ignaliną, kažkaip padarot patrauklę. Gal dabar žmonės tiesiog ją labiau pastebės ir Ignalina išgarsės, ne tik druskininkai, Bet Ignalina Lenkijoje. Apie Lenkijos visą kalbu, apie Ignaliną visi daug. Tai labai miela, nes iš Serotsko svečius mes turime eilę metų ir aš pati lankiausi Serotske ir tokie Serotskas yra tarsi toks sustojimas Lenkijoje, kur atrodo tarsi šiek tiek yra tavo namai. Tai aš labai džiaugiuosi, kad jūs esat čia, kad jūs būsit, manau, dažnai pas mus. Ir aš labai sužavėta jūsų kūryba, nes, domiuosi poeziją, bet šitos spalvos, ta atgaiva ir mums, ignaliniečiams, saviems, ir kad jūs dalinate su mumis, tai labai jums didelis ačiū. Ir manau, kad susitiksim su jumis dar. Taip, aš norėčiau susitikti. Gerai, pakalbėti. Labai jums ačiū. Kągi, tikriausiai ir mano eilė atėjo padėkoti Ninai. Nina išneša žinią apie Ignaliną į Lenkiją, į Varšuvą, į platesnės erdves. Ji pasakoja, kokia ji graži, kiek čia mes turime ežerų, kokia gamta, kokie žmonės, kokie pastatai, kokios mūsų tradicijos, kaip mes gyvenam. Ir tai yra labai gražu, nes mūsų biblioteka prisėmusi tokią kaip ir misiją, labai mažą jos dalelę, dirbti su diaspora
tai reiškia su lietuviais išvykusiais į užsienį, kurie reprezentuoja Ignaliną. Taigi, aš manau, kad ir meras pritars, ir jūs pritarsite, kad Nina yra mūsų ambasadorė Varšuvoje. Mūsų Ignalinos ambasadorė Varšuvoje. Dėkui, Nina, už tai, kad jau antroji jūsų paroda pas mus. Už tai, kad jūs rašote ne tik socialiniuose tinkluose, bet ir spaudoje. O rašytas žodis išlieka visiems laikams. Planuoju knygą parašyti apie Ignaliną. Girdėjome visi, kad knyga bus. Taigi dar vienas labai ryškus ženklas ir įprasminimas Ignalinos. Dėkui Jums, sėkmės, kūrybinės, ištvermės, kuo greičiau pasveikti. Ir dar vienas dalykas, būtų ši paroda buvusi vos savaitę pas mus. Tačiau nelaimingo atsitikimo dėka Ačiū Dievui, kad mes galėsime grožėti šią parodą tol, kol Nina pasveiks. Kadangi daug sveikinančių nematau, tikriausiai bus norinčių asmeniškai padėkoti. Dar prašom, Anastasija. tu tik kaimynė mano. Labadiena visiems, labadiena Ninai. Nuostabi kaimynė, Laisvės gatvės gyventojai, kurią prisimenu tik ką. Aš žengu žingsnį Laisvės gatvę, nuostabę, šaunę, kuri dar sūnų gebėjo ir vežimėlėje pavažiuoti. Atmenu, taip kad labai didžiuojuosi tavimi, tavo parodą. Žodžiu, tavo siekiais, tokiais nuostabiais Ignalinos vaizdais ir noriu įteikti šį žiedą į savo darželio, kad primintų Ignaliną šilelyje. Ir toliau kūrybinės sėkmės, laimė ir džiaugsmo. Ir visada tave prisimenu, Nina. Būk laiminga. Ačiū, Nastutė. Dėkoju sveikinusiems. Štai gale salės dar vieni Ninos darbai. Tai yra nuostabiai gražiai dekoruoti puodeliai ir kaklo papuošalai. Apie juos tikriausiai pati Nina taip pat papasakos. O apie darbus, prašau Nina, manau, kad visiems įdomu, nes jie puošia ne tik šitos salės erdvės, bet ir laiptukais palikus į viršų, kitoje salėje jau yra kiti paveikslai. Man papasakoti du. Okay. Ar galima aš ir mikrofoną? Labadiena, aš bijau būti neįdomi, bet pasistengsiu greitai jums viską papasakoti. Pradėsiu nuo pradžių. Jeigu jūs matot, čia yra žuvis. Visi klausia, kodėl tu taip žuvį pieši, kadangi aš esu iš Ignalinos ir labai mėgstu meškerioti. Šitos žuvis nupieštos mechaninis, stilius steampunk. Kadangi piešiu žuvis, sugalvojau nupiešti, įdėti mechaninius mechanizmus. Ir vat šitos 5 žuvis čia esu mechaniniai. Aš trumpai pasisemsiu, kaip jūs žinot, Varšuva labai daug ukrainiečių priima. Ir pirmos ukrainiečios, kurie važiavo į Varšuvą, buvo tada labai karšta. Atrodo viskas saulė šviečia, buvo liūdna, bet veidos moteris buvo liūdnos. Ir va šitą būtent ukrainietį, kurie atvažiavo bėgo nuo karo, aš taip nupišiau. Ten trumpai, čia ta fantazija tokia. Ir čia Varšuvoje yra sirenka. Sirenka tai tokia undinė. Mano fantazija. Aš mėgstu mišką ir čia yra šopat liesa. Šopat, nežinau kaip iš tai. Jo. Taip, čia yra biškutį grafikus, tokia irgi mano fantazija. Čia yra Karleva Levič, jeigu baletas toks Čaikovska Karleva Levič, čia biškutį tokia fantazija. Čia du
yra Neptūno. Taip sugalvota. A čia mano, kur būna, kada būna vernisažas, šita moteris labai gerai groja fortepiano. Ir taip susiklosti, buvo vernisažas 40 km nuo Varšuvos. Ir jinai pabandė ten groti prie pianino, pianino netinka, blogiausiai. Tai jinai paėmė sunkvežimį ir su savo rojaliu atvažiavo groti 40 km, groja per vernisažą. Čia irgi tokie fantazijos, bandžiau realizmą, nu, tokį grafiką. Čia gryna grafika. Nu, čia labai įdomu žiemą, kai nėra ant medžio lapų, tai toks sugalvojau profilis. Čia yra pavasaris, kai žemė po žiemos taip atrodo. Viršui, jeigu matot, čia toks portretas. Galima buvo, suprantu, kad nėra raudono plaukų, nėra mėlyno plaukų, bet aš sugalvoju įdėti visokios spalvus, kad šitas tada, kai visokiai spalvai duodi, tai portretas įdomu, jis kad toks yra. Tai va. Čia aš, visi klausė, kodėl šitus moteris senovinės piešiau. Buvo mano planuota paroda, kur Žalgiris mūšis yra tokį Lenkijoje. Ir ten yra tvirtovė, labai senovinė tvirtovė ir užplanavo jie daryti mano parodą. Nu, aišku, aš nuvažiavau, pažiūrėjau šitą vidų tvirtovę, į tokią jinai sena, tokia įdomi ir aš pagalvojau, šitą tvirtovę turi būti senos, vidurinio amžiaus moteris. Nu ir taip nupišiau, čia yra Žana d'Arc, čia, žiūrėsiu, elegija baroko, stil baroko, čia toks žvilgsnis iš praeitį, čia riterio laikai šitie. Apie šitą galiu pasakyti portretą, aš galėčiau pasakyti, jis realus, nes mano močiutė prieš karą buvo šoko kabare. Ir lygiai tokie nuotraukos. Jai čia 20 metų. Ir pagal šitus nuotraukos aš tokia įdėjau, aišku, spalvas, biškutį sugalvojau, aš nupišiau savo močiutę, kai jinai buvo jauna. Nu, čia viską aišku apie Ignaliną, jūs viską suprantat. Čia, kai važiuoju į Ignaliną, teks kelias namo. Čia rudeninis miškas. Irgi, jeigu išeiti anksti ryte, tai toks atrodo miškas. Šitą paveikslą tikriausiai jūs gal supratot, kur čia yra. Palūšės bažnyčia. Jeigu važiuot nuo Palūšės bažnyčios, tai čia šitą. Nu, čia viską, sakyti, neaišku, aišku, kad čia Palūšės bažnyčia. Ginučių malonus, a čia irgi tikriausiai šitas borštą viską žinom. Nu, apie gintarą Černio tiesiog negalėjau nupiešti, būdama Ignalinė, tai tokie atminimai. Šitą skulptūrą gintaro tikriausiai visiems žinoma. Čia toks kaime, nupišiau šitą namą ir pasirodė man labai liūdnas toks peizažas. Ir kad jis nebūtų toks liūdnas, aš tokius matėliai nupišiau. Labai daug sentimentų pas mane yra, aš dar atsimenu šitą Ignaliną medinį stotį. Nu, turiu pasakyti, aš piešiau šitą medinį stolį iš dokumentų. Čia viską tikrai kaip anksčiau buvo. Nu, dar dadėjau ten žmonių, biškutį atmosferą padariau. A šitas namas man labai brangus. Nes šitam name mano tėvas gyveno, mama ir aš gimiau čia. Netgi žinau, čia Veronika gyveno, siuvėja, a ten Zacharovas milicininkas. Nu ir nežinau, kur jie dabar, tikriausiai nežinau, nenoriu sakyti, bet toks namas Ignalinai man labai gražusis. Šitą aš čia turiu pasakyti, yra tokie Ignalinai
Rita Vasiljeva, jinai daro nuotrauką, aš pažiūrėjau jos nuotrauką, aišku, dadėjau kitaip viską. Čia Strigėliškė, iš kitos pusės. A čia mano senai, jau kaip kelias į Palūšę, čia nupiešiau. Nu, a čia Garis Arkavaitis, žinau, kad anksčiau vadinama Butrimskaja ežeras, kur netoli čia. Šitas medis prie Ilgio, toks šakniai tokie, aišku, aš sufantazavau, man kitos visiškai spalvos, fantazijos, tokias kitokias spalvos dadėjau ir taip toliau. Nu, aš nežinau, gal mes eisim į kitą salę, nes, nu, galiu biškutį ten papasakoti jums, jeigu jūs norit. Čia grafika viršui, o jeigu aš pasitengsiu nesakyti. Čia yra paveikslas, kaip galima sakyti, iš dviejų paveikslų. Viršui realizmas, a čia toks surrealizmas. Ir čia jau grafika, a čia realizmas. Nu, žuvis tokie grafičnai. Čia grafika. Dėl žuvėdros galiu pasakyti, aš kai buvau, čia tokias tai tik Ignalinui gali būti žuvėdros, nes prie jūros aš galvoju visi vienodos žuvėdros. Buvau prie jūros, o ten tokie didelį kalakutai šitus žuvėdros, tai baisu. Kiek gali būti, nežinau. Nu, čia pavadinau parlamentas žuvų parlamentas. Su ironija. Čia toks, nu, nežinau, kiek čia galima rimtai žiūrėti. Čia moramija. Čia reikia žinoti, kad vat, gyvenimas, o paskui galima atsidurti žuvis konservuose. Jie gyvena, paskui kaip konservuose randasi. Čia tokia grafika. Aš nežinau, mes perėsim į kitą salę, kaip jūs norit. A gal tiesiog pas mane prieiti, kaip geriau prieiti. Ten galim prieiti į kitą salę ir ten galima pasivaišinti dar. Prašom. Prašom, žiūrėkite į kitą salę. Kviečiame visus į kitą salę. Это для тех, кто хочет на холодильник повесить, чтобы... Для холодильника. Дверку не открывать. Не буду вся наша экскурсия. Kadangi aš ketinu labai mėgstu gyvūnų, tai va čia ketinai tokie, žinau, ketinai tiek mėgsta pažiūrėti kažką tai. Taip. Čia kam reikia ant šaldytuvo galit pakabinti. Čia biškutį pasakos. Elfų pilis. Ten tokias sugalvojau tokį miestą, kurio nėra. Čia tokie, visada yra viltis, raudonų spalva čia viltis, kažkur tai žmogus eina. Šitą yra vaigla, nykštukai. Visai gėliškas. Aš atsimenu, Vilniui buvo nykštukų kavinė. Nu, ir kažkaip tai man norėjusi kažką tai apie nykštuką. Vaikams žodžiai įdomu. Čia irgi vaikams, Baba Jaga, tokie vaikiškus visokius personažai. Čia
kažkada tai nupiešiau ir visi sako, kam tu pieši šitos daugiabučių namai, jie neįdomus. Bet iš kitos pusės galima surasti irgi įdomumų. Čia šviesa šviečia, čia tokie žmonės, čia takas gražus. Čia buvo Albanija, nupiešiau Albaniją. Čia šitas Gdynia, Gdańsk. To Gdańsk, a to port Gdynia. Nu, čia viena kardiologė užsakė man savo kabinete širdis su gėlėms. Nu, tokia, a čia tokia liūdna labai žuvytė. Nu, a visada reikia galvoti, kokia širdis, ką širdis rodo mums kelios. Nu, ir toks mano paveikslas. Nu, ir dar paskutinį tam noriu pasakyti. Man labai kažkada labai patiko laikyti palėtis. Nu ir sugalvojau piešti ant palėtės. Eksperimentas yra. Tokias, čia kaip gėlės, čia tokia fantazija. Nosorogas. Apatinė gražesnė. A ką tą primena? Nu, kokie bus klausimai, prašom klauskite, aš čia stoviu, su mielu atsakysiu į klausimus. Visada kiekvienas žmogus koks vienas suranda. Man įdomu, kokį kam patiko vienintelis arba du paveikslai, kurie jums prie širdies. Jeigu taip, visus negali patikti, tik vienas arba du. Pagalvokit, prašom, važiuokitės. Vienas lenkiškas, man čia reiškia iš Lenkijos, viską lenkiška. Dabar vaikščiodami po parodą prašom paimti, kad galėtume vaikščiot, pasimėgauti kažką atsigerti. Prašom, Reiškia, jeigu iš eilės, tai pasakysiu taip, kad mano aš piešiu. A paskui aš kažkaip pas mane yra mano bendrauju 10 metų ir su privačius ryšius. Bet aš dabar labai visi pasikeitė. Aš norėčiau taip susitikti, kad mūsų Bardzo miło. Czekaj, proszę. Ja teraz patrzę, bo... Tak. Tak. A wy... Ja bardzo pracuję, ja mam myślę, kto to wydaje. Zaczekaj. A pani... I tak daleko, bardzo dziękuję.
Thank you.
Gerai, gerai, gerai. Na, vat, jie